Ką tu atradai, kai pradėjai dirbti su vaikais? Parodo tai, kad jie gali atsiverti pokalbiais arba ten, kieta tu mokytoja, arba ten, kažkokiais tokiais ženklais. Ir aš taip galvoju, vau, kaip tai galėjo būti. Tai tiesiog paprastas dalykas, nemokėjimas pasakyti stop. Tai tam, kad tą duoti, tu pats jas turi turėti. Tai aš greičiausiai neturėjau. Išbandyti save ir mokytis to, ko aš negavau augdama. Aš pati gėriau visas tas žinias, kaip jos yra pateikiamos, kaip pamoka vyksta, kaip tu gali eksperimentuoti. Man tiesiog akis žibėjo ir aš tiesiog praėjau kursą iš naujo, kaip išbandymas. Tu stovi prieš daug mokinių ir tu žinai, arba susifeilinsi, čia taip grubiai kalbant, arba ne. Tai yra mokytojų kambarys ir ten mokytojai susirinka po pamokų ir tiesiog išsilieja. Ir pakalba ir matai, kad kažkas verkia, kažkas paguodžia, kažkas pasipasakojo, kaip buvo. Tai yra nuostabi dovana tokia, turėti tokią erdvę ir turėti tokį kolektyvą. Tu esi autentiškas, kaip tu atsistosi ir kaip tu pravesi ir pateiksi tą medžiagą. Šalutėlė mokytoja, kur vaikai tikrai neklauso manęs ir kur aš bandau visokiais būdais išsigelbėti. Ir aš tiesiog beveik be sąmonės būdavau tose susirinkimuose. Ką pagalvoju, tai kad nesutrukdyti tos kūrybos, kuri eina iš to žmogaus. Už to, tyro, gražaus, nuostabaus žmogaus, jauno, kad ir 2 ar 3 ar 4 metukų. Aš ką tik atėjau grįžau į darželį, tai man taip atrodė, kad vau, kad čia beveik nėra ką man čia daryti. Jie tik duoda ir dovanoja meilę, nieko daugiau. Jie eina, apsikabina ir sako, kaip myliu, kokios tavo blakstienos, kokios dar. Ir aš tą patį darau. Ir tokios, vieni žmonės dalinasi išminčių išmintim, o tu darželio išmintim dalindavais. Ir ten buvo tokių gilių, humoristinių ir šiaip tokių pamastymą sukeliančių istorijų. Bet kažkokia esminė sėkla, kuri yra mums iš Dievo greičiausia duota, jinai lieka.